Manęs klausia, ar egzistuoja raganos, ar egzistuoja tie kaukai, naminukai, aitvarai ir visokie ten fėjos ir visi kiti tie liaudies legendose pasakojami dalykai, gnomai, kaip kitose šalyse ir panašiai. Mielieji, jie egzistuoja. Jie egzistuoja ir tos raganos egzistuoja. Ir jūs net neįsivaizduojat, kas vaikščioja tarp jūsų. Tiesiog jūsų aplinkoj, tarp pačių jūsų tokių žmonių yra. Ir jie nematomi, jau užsislėpę, jie ne taip lengvai atpažįstami. Daleiskim, ragana, kaip atpažinti raganą, manęs klausi. Ragana labai nesunkiai atpažinama. Bet jūs su jie geriau neturėkit reikalų. Ragana, žinot ką, visi įsivaizduojat, kad tai kažkokia tai virs ten arbatas, ten darys kažkokius burtus, ten dar kažką. Nereikia raganai šitokių dalykų daryti. Tikra ragana, kuri turi tą tokią energetiką, užtenka pažiūrėti, užtenka žvilgsnį į jūs mesti. Geriau nesipykti su ragana, geriau nesiaiškinti su ragana. Ir jeigu pajuntat negatyvą tokį žmogaus einantį kažkokį konfliktinį situacijoj, ypač va moterys, bet yra ir tų vyrų raganių, irgi nieko negeresni, jie labai agresyvūs. Jie tokie toksiniai žmonės būna, kad, žinot, neišauklėsit jūsų, nepakeisit jūsų. Aš galiu jūs tik tai maldauti, traukitės, palikit, tegul jie laimi, tegul jie būna jų pergalė, tegul jie būna teisūs ir, kaip sakant, tegul turisi viską. Atbulas, atsitraukit, pasitraukit ir duokit tokį žmogui kelią. Nepykinkit niekada šitokio žmogaus. Niekada nekonfliktuokit, niekada nesiaiškinkit, niekada neauklėkit, nes jeigu jam užkliuvot jūs, pradės jūs puldinėt, tiesiog atsiprašykit ir atleiskit, aš nenorėjau ir traukitės nuo tokio žmogaus kuo toliau. Tai vienintelis išsigelbėjimas. Jis nesivys. Jis dažniausiai greitai atšąla. Tai taip, kad linkiu jum apsisaugoti tik tai šitokiu būdu.